Sveikos mergaitės. Noriu parodyti jums mano naują mezginį. Tai toksai šalikėlis, nežinau kaip jį vadina Sofija, bet jisai megztas yra ne rankom, o su mašina mezgimo. Kai mezginys užbaigtas, aš jį garinu lygintuvu ir jis gauna tada tokį, kaip gražią išvaizdą. Čia yra toksai labai siauras šalikėlis su tokiais ilgais galais. Galima nešioti gerąją pusę, galima nešioti blogąją pusę, nes tas, kur čia mezga Sofijos šalikėlius, jie mezga visas gerasias akis, tai gaunas viena gera, viena bloga. Tai kažkur panašumas yra, aišku, čia ne visai 100%, bet vis tiek. O kodėl aš nusprendžiau jį numegzti? Todėl, kad aš mezgiau kažkokį kitą mezginį ir man liko siūlų. Toksai nei šis, nei tas, nuo ritinėlių likę gabaliukai, ir kur jas dėti. Ir aš nusprendžiau, galvoju, pamėginsiu aš tokį numegzti ir nudrožiau vakar su mašina tokį šalikėlį. Aišku, jisai man nereikalingas, bet, kaip, tiesiog numezgiau ir viskas, tokį, gana ilgas jisai gavosi. O jeigu taip sudėti, tai štai toks ilgas jisai, mano ranka, jis už ranką ilgesnis, tai skaitykit kaip 3 plaštakos dvigubai. O toks šalikėlis Sofija, mezgiau su mašina mezgimo.